Treneri, pastarosios 2 rungtynės nekaip sužaidėt, bent jau minėjom. Šios rungtynės visai kitokios nuotaikos. Taip, nuotaikas kitos, nes mes su žaidėjom turėjom pokalbį, pasišnekėjom po paskutinių rungtynių. Pasiaiškinom biščiuką, kur yra problemas, kad taip, tokias buvo vangės 2 varžybos prieš tai. Nusprendėm, nebedaug liko savaitę, keletą varžybų ir taurės finalas. Nusprendėm visas jėgas atiduoti ir pasiekti teigiamų rezultatų. Ta prasme teigiamų ne pagal įvarčius, o pagal žaidimą. Tai šiandieną buvo labai neblogas judėjimas, dėl to ir atsirado daug galimybių. Žaidimas nelabai patenkintas po pastarųjų 2 varžybų. Atsirado daug galimybių mušti įvarčių. Buvo neblogų kombinacijų, neblogų sprendimų buvo. Tai kad šiandieną nuotaika geresnė. O sakykime, ką labiausiai išskirtumėt, kas labiausiai šiandien tenkino ir kuo vis dėlto šiek tiek gal pasigėdat? Tenkina šitą puolėjų žaidimas, visas puolėjas mušo daug įvarčių, visas labai stengiasi. 3 puolėjai, tiek Zanata, tiek Tane, tiek Sonata, visas mušo po daug įvarčių, labai stengiasi, tarpusavį konkuruoja, tai čia viskas labai gerai. Ir dar norėčiau išskirti Tamuliną, nes pirmą kartą žaidė mūsų centras sauguose, tai įnešė tokias judrumą, energijas, norą. O ko pasigėdat, galbūt kažkas netenkina? Rungtynių pabaigoje gal šiek tiek atsipalaidavimas jautės? Nenorėčiau niekada sakyti, kad čia netenkina, bet kaip visose varžybose nesužais idealiai, vis tiek yra tų klaidų. Bet šiandien gal jau ir koncentracija, tiesiog galima pagirti progų realizacija iš tikrųjų nebloga buvo. Progų realizacija buvo pakankamai geresnė negu prieš tai varžybos. Gal dėl to ir įvarčių daug. Tai labiau stengiasi, labiau ir sekas. Minėjo treneri, kad jau paskutinės rungtynės ir su čempionate liko su Gargždų Banga sužaisti ir LFF finalas. Gal jau šiek tiek ir atostogų nuotaikos jaučiasi? Tai va, gal ir jautės prieš tai. Mes sakėm, užmiršite apie atostogas, dabar reikia susikoncentruoti į varžybas. Taip kad mes dabar visai dėmesys varžybom.